Ir aš pradžioje galvojau, kas čia per dalykas, kaip čia viskas bus, ar čia mes visi stosime ir vieni kitus matysime, per Skype bendrausime ir juokausime. Bet šiaip iš tikrųjų buvo, tokį turėjau natūralų lietuvišką skepticizmą, kas čia per dalykas, turbūt daugam taip yra, bet noriu pasakyti, kad man tikrai labai patiko, man turbūt kaip ir daugeliui ta atsiskaitomybės momentas ir buvimas kažkokio tai grupiai, kuri daro panašius dalykus, tikrai duoda kažką tai ir padeda tau geriau susikaupti, galų galiai išmoksti kažkokiu tai gerų metodikų, kaip geriau tvarkyti savo laiką, dėl to, kad bet kokiu atveju mes visi žmonės norime gyventi, kaip aš bent jau noriu savo laiką išnaudoti kaip įmanoma efektyviau, pasiekti daugiau, turėti kaip įmanoma daugiau laisvo laiko, kurį galėčiau kokybiškai praleisti su šeima ir kaip įmanoma efektyviau nudirbti visus darbus. Aš dar esu kelyje, dar man daug ko reikia išmokti, bet ir iš tikrųjų tam kelyje esu ne vienerius metus, vis mokus, nes visuomet norisi kažkaip tai nuklysti nuo to tiesos kelio ir režimo, bet tikrai labai džiaugiuosi, galbūt ne visas užduotis atlikau taip, kaip turėjau atlikti, nebuvau pirmūnė, bet tikrai džiaugiuosi, kad dalyvavau šitame seminare, kaip čia sakyti, webinare. Tai va, sėkmės ir jums visi, kurie galvojate, tikrai nepakenks. Ačiū.